Laba diena, mielos facebuilderės ir facebuilderiai. Nesate tokiais? Tai kviečiu Jūs prisijungti prie gausiai didėjančio būrio Lietuvos žmonių, kurie domisi natūraliais jauninimo būdais. O jauninam mes veidą ir kaklą. Kodėl? Todėl, kad čia yra 57 raumenys, kurie nori būti mankštinami. Jie tiesiog svajoja ir laukia, kad Jūs juos prisimintumėte ir pradėtumėte daryti labai paprastus pratimus, kurie užtrunka tik kelias minutės ir Jūs einate savimi puošti pasaulį. O tam, kad viskas praeitų sklandžiai, gražiai ir taisyklingai, esu aš vienintelė Lietuvoje sertifikuota facebuilding trenerė Viktorija Baltramiejūnienė. Šiandien mes pakalbėsime labai trumpai apie kelis pagrindinius dalykus reikalingus facebuildinge ir reikalingus tam, kad Jūs sėkmingai įžengtumėte į veido mankštų erą. Veido ir kaklo mankštų. Todėl, kad viskas susiję ir viskas yra gražu. Ir jaunystės kampas, kuris pasako, kad mes esame dar gražus, netokie brandus, yra būtent veido ir kaklo junginys, kurį mes labai norime lavinti ir gražinti. Pirmas dalykas, kuris labai reikalingas veido mankštuose ir facebuildinge, yra Jūsų geras nusiteikimas ir vidinė šypsena. Nepaslaptis, kad psichoemocinė būsena atsispindi Jūsų veide ir Jūsų laikysenoje. Tai kągi, aš Jums sakau, prašau ir maldauju. Tuomet, kai Jūs prisiminsite apie save, įsijunkite tokią šypsenėlę viduje ir pradėkite pratimus. Antras dalykas, kuris labai reikalingas ne tik veido mankštuose, bet ir aplamai gyvenime, darbe, poilsyje, visur ir visada yra Jūsų tiesi nugara ir tiesus kaklas, laikysena. Tai yra raktas į gražų, jauną veidą ir kaklą. Todėl, kad kaklas jungia mūsų veidą ir galvą su kūnu. Visos maistingos medžiagos keliauja per kaklą, keliauja per nugarą ir taip pat ne visai geros medžiagos per limftaką pasišalina. Jeigu mes užspaudžiame šitą dalį, jeigu mes esame klaustukai, o ne šauktukai, tuomet sutrinka viskas ir mes senstame, bręstame, ne pagal metus. Tai mums reikalinga tiesi nugara. Ir trečias dalykas, kuris reikalingas veido mankštuose, kaip ir bet kokiam sporte, nes mankštos yra sportas, fitnesas ir liftingas, tai yra reguliarumas. Jeigu pradėjote daryti, nesustokite. Net jeigu kartais atrodo, kad pratimai yra ant tiek paprasti ir Jūs užduodate savo klausimą, nu kągi tai duoda, ar aš tikrai einu link rezultato. Asmeniškai galiu pasakyti ir patikinti ir garantuoti, kad tikrai einate gero rezultato link. Kadangi facebuildingas tai yra sistema -10 ir Jūs, pavyzdžiui, kaip aš, 33 metų, 43 metų tikrai atrodysiu taip pat arba labai panašiai. Tai kągi, mes pradėjom šnekėti apie nugarą ir norisi naudos, ne tik teorijos. Išsitieskime, aš Jums parodysiu, kągi mums reikėtų daryti su tiesia nugara ir kaip jinai turėtų atrodyti. Ir mes padarysime dar vieną dalyką, be kurio nerekomenduoju pradėti veido mankštu. Tai yra apšilimas. Keletas pratimų po 5 kartus, kadangi visi tie, kurie yra vadinami pradedantyčiaisiais, o aš tikiu, kad Jūs norėsite pradėti išgirdę, kad tai veikia ir Jums nereikės milžiniškų pinigų operacijoms, švirkštams, botoksams ar dar kažkam, jeigu Jūs nenorite. Ateikite, išbandykite čia, nepatiks, galite eiti toliau tikrai, nes Jūs esate laisvi ir nepriklausomi. Tai va, nugara tiesi, mes esame tiesios, kojos yra stovinčios ant žemės, išsitiesėme ties mūsų mažuoju dubeniu, toliau eina tiesi nugarėlė, mes neišpučiame pilvo, nepadedame jo ir įsivaizduojame, kad kažkas tempia mus už galvos kaip marionetės ir mes laikome savo galvą tiesiai ir kaklą tiesiai. Padarome po 5 kartus apšilimo pratimą ir dar išduosiu vieną paslaptį. Apšilant mes padarom dalį pratimų, kurie yra skirti kaklui, dideliam raumeniui, kuris yra vadinamas platizma ir dengia visą šitą dalį. Važiuojame tiesus, šypsomės viduje, galime šypsotis ir išorėje. Svarbiausia, kad jokių nukrypimų nebūtų. Užverčiame galvą 5 kartus,
užverčiame galvą į atgal ir į priekį. Ir taip padarome 5 kartus. Jokių staigių pratimų, viską darom vidutiniu tempu, neskubam, mes spėsim iš tikrųjų per visą ciklą išbandyti daugybę pratimų ir pasijauninti ir pasigražinti. Stebėkite mane, o paskui darysime kartu. Aš parodau 1 kartą. 1 ir tai padarome 5 kartus. O, ir šukuoseną pasitaisėm ir davėm naudos kaklui ir mūsų visam kaklui, visai platizmai ir visam mūsų kaklui. Toliau sukame galvą į kairę ir į dešinę. Išjudiname, ištempiame raumenis, kurie dengia visą šitą dalį. 1, grįžtame į pradinę padėtį. 2, 3, 4. Atrodo, kad viskas yra paprasta, bet jeigu jūs darysite šitos pratimus bent kelis kartus į dieną, jūs pajausite skirtumą. Jūs darote tempimą ir jūs išjudinate visus procesus šitoje dalyje. O tai veda prie jaunystės ir grožio jūsų veide ir kakle. Kągi, šiandien atsisveikinu ir linkiu jums eiti savimi puošti pasaulį.